Čia turbūt ta tokia patirtis ateina su metais, kai tu tik įkrenti tą košę, tik ką baigęs esi jaunas, tai iš tiesų viskas atrodo galbūt kitaip ir tu stengiasi kuo daugiau kaip profesionalas, kiek tu turi žinių. Ir aišku, tų žinių vėlgi įgyji su patirtim, tų pačių medicinių žinių daugiau, bet kaip jūs sakote, va, tas suvokimas tų žmogiškų vertybių, tai jos iš tiesų aš asmeniškai savo tą kelią žiūrėdama, tai matau, kad kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad jų reikia. Ir kitassyk net klausimas kyla, kas labiau gydo, ar ne? Ar mūsų ten ta paskirta terapija už 10 000 eurų mėnesių vienam pacientui, vienam kursui, ar dar ir plus bendravimas, kažkokios vilties įkvėpimas žmogui. Ir vat, kaip tik ir vakar ir šiandien šnekėjom apie tai su pacientais, kad aš manau, kad svarbiausi dalykai apskritai gyvenime, ne tik tai vėžių sergantiem pacientam, bet ir mums visiems ir sveikiem žmonėm, ar ne, tai 3 kertiniai akmenys yra. Tai jos galima mes Biblijoje susirasti, tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir čia yra nuolatinis mokymasis, niekas negimė mokėdamas ar net tikėdamas. Mes mokomės viso to gyvenime, neužsisukti rutinoje, nepaskesti kažkokiuose nereikšmingose dalykuose ar pagaliau skausme, bet stengtis visame kame įžvelgti tos dalykus, kas labai sunku yra.